Šiandien aš tik pradėsiu vieną svarbę temą. Ir ši tema, draugai, man ji yra ypatinga. Ir svarbiausia, galima pasakyti tai taip, tai yra mūsų santykiai su Dievu. Štai nuo jų viskas priklauso. Būtent nuo jų. Žinote, iš tiesų yra santykiai ir su žmogumi. Jie daro mums tam tikrą įtaką, daro mus laimingus ar nelaimingus, bet santykiai su Dievu, jie įtakoja visą mūsų gyvenimą. Ir kad šie santykiai būtų, reikia vieno dalyko, kažko labai svarbaus. Sužinoti tiesą apie tai, koks yra Dievo požiūris į mane asmeniškai. Tai yra sužinoti tiesą. Šis momentas turi ateiti. Suprantate, yra toks kolektyvinis tikėjimas, o yra toks momentas, kai susiduri su klausimu, koks yra Dievo požiūris į mane asmeniškai. Šis klausimas iškils anksčiau ar vėliau. Ir velnias, kaip taisyklė, jis yra melagis ir jis stengiasi padaryti viską, kad priverstų jūs galvoti, kad Dievas su jumis elgiasi negerai. Ir aš noriu pasakyti visai bažnyčiai visame pasaulyje, brangus Dievo vaikai, jūs turite žinoti, kad šiuo momentu į šį klausimą jūs turite žinoti aišku atsakymą. Ir tai yra pagrindas, tai yra viso mūsų gyvenimo pagrindas. Tai yra pagrindas, kad jūs turėtumėte tikėjimą. Kitaip jūs turėsite netikėjimą. Ir įdomiausia, matote, kaip yra, kad visa tai yra paslėpta pačiose mūsų širdies gelmėse. Mes niekada niekam apie tai nepasakysime. Ir štai, žinote, mes kenčiame. Ir mes kenčiame nuo ko? Visų pirma, draugai, nuo nepriėmimo, žmonių nepriėmimo. Žinote, žmonių nepriėmimas yra toks įdomus dalykas. Ar žinote, kodėl? Nes yra žmonių, kurie mus priima, gerbia. Bet yra mūsų vidinis pasaulis ir yra tas gyvenimas, kurio niekas nemato. Yra kai kurie mūsų vidiniai dalykai, kažkokie dalykai, kurių nenorėtume niekam parodyti, dėl kurių, apskritai mums gali būti gėda dėl jų, bet jie yra. Ir paklausykite, yra tam tikrų nusidėjimų, yra tam tikrų norų. Yra net kai kurių svajonių. Yra daug, žinote, tokių įvairių dalykų, kurių žmonės nežino apie jūs. Ir būna taip, kad tave priima, gerbia, bet iš tikrųjų jie tave priima ne tokį, koks tu esi, o tokį, kokį jie tave mato. Ar pasakysite tam amen? Toks, koks tu esi, jei jie tave pažinotų, jie tavęs nepriimtų. Ir jūs tai suprantate. Ir mes gyvename su šiuo suvokimu, nes negalime atsiverti, negalime tiesiog atverti visko, kas yra. Kodėl? Nes tiesiog, jei atsiversime, mes suprantame, kad mes būsime nepriimti ir mumis pasipiktins ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, kad atsitiks viskas bloga, o gero nieko nebus. Bet to jumis taip pat bus manipuliuojama. Ir visa tai atneša mums kančią, prie kurios mes pripratome. Mes laikome, kad tai yra norma. Mes taip gyvename su kaukėmis. Bet žinote, yra toks momentas, kad mes vis tik turime tokį poreikį. Jūs su tuo sutiksite. Poreikį. Būti priimtiems, tokiems, kokie mes esame. O jūs norėtumėte to ar ne? Kad jūs mylėtų tokius, kokie esate. Kodėl žmonės štai susituokė, o tada jie pradeda pažinti vienas kitą ir staiga meilė kažkur išgaravo? Nes jie pradėjo pažinti vienas kitą tokius, kokie jie yra.
Ir paaiškėja, kad jie mylėjo ne tą, netikrą, pavyzdžiui, Sergejų, netikrą valią. Ne. Jie nepanorėjo mylėti tikrosios. Ir štai ši problema, paklausykite, ji yra dar rimtesnė problema, kad pačioje gilumoje, mūsų sielos gelmėse yra tokia mūsų paslaptis, tai ir visada yra mūsų paslaptis. Mes turime šią mintį. Dievas manęs nepriima tokio, koks aš esu. Ir žinant savo klaidas, žinant savo nusidėjimus, žinant apie savo visokius kitus dalykus, kurie gali būti mūsų galvoje, žinant apie save viską, galvoje atsiranda mintis, kad Dievas nepriima manęs tokio, koks aš esu. Ir jis negali manęs tokio mylėti. Tai tiesiog neįmanoma. Ir tam, kad Dievas tave priimtų, ko tau reikia? Tau reikia pasikeisti. Tau reikia kai ką palikti. Taip, kaip aš sakau, taip visi galvoja, ar ne? Amen, ar ne? Taip visi galvoja. Tau reikia kažko atsisakyti. Ir tu pradedi kovoti. Tu pradedi bandyti, pradedi stengtis, bet matai, kad daug ko negali pakeisti. Tai yra tavyje. Ir viskas. Kai kurie dalykai, jie yra tavyje nuo pat vaikystės ir viskas. Ir kaip tu bekovotum, ir kaip tu besimelstum, tu matai, kad nieko neišeina. Ir tu atrodo laikaisi, tada neištveri ir kas atsitinka, dar labiau nusivili. Ir taip įsitikini, kad nesi tas žmogus, kurį Dievas gali priimti. Ir aš noriu jums pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra rimta problema. Nes jei sielos gilumoje, tavo slaptumoje, tavo paslėptoje mintyje, tu manai, kad Dievas tavęs nepriima tokio, koks esi, pažiūrėkite, kas atsitiks. Tu automatiškai niekada neturėsi tikėjimo. Tuomet tu neturėsi tikėjimo, tuo labiau jūs neturėsite ryžto, jūs neturėsite meilės Dievui. Neturėsite jokio santykio su Dievu. Nes visi žmonės, kurie turi šį slėpinį viduje, šią mintį, jie paprastai laikosi atstumo nuo Dievo. Nes kai Adomas nusidėjo, pažiūrėkite, kas nutiko. Jis pabėgo nuo Dievo. Prieš tai vaikščiojo su juo sode, bendravo, o tada pabėgo ir pasislėpė. Ir Dievas ateina. Ir Dievas jis viską žino, jis yra visažinis. Jis žino, kur yra Adomas, bet jis sako, Adomai, kur tu esi? Įsivaizduojate? Tai reiškia, kad jis tarsi klausė jo, kas tau nutiko. Ir todėl žmonės, jie slepiasi. Jie pradeda save kažkaip pateisinti, jie pradeda saugotis, gintis. Ir visa tai neteisinga. Tiesą sakant, draugai, ar jūs suprantate, kad žinojimas, tai yra būtent paslėptas žinojimas, galite tai užsirašyti, brangi bažnyčia, visame pasaulyje, užsirašykite tai, būtent paslėptas žinojimas apie tai, kaip Dievas žiūri į tave, tai daro jūs laimingus ar nelaimingus apskritai. Jūs galite būti tikintysis, bet apgailėtinas tikintysis. Tas tikintysis, kuriam Dievas neatsako į maldas, jūs negalite suprasti, kodėl. Arba galite būti labai laimingi. Ir todėl mes turime suprasti, kas jis yra mums, tėvas ar patėvis. Tai rimtas klausimas. Mano princesė Vitočka turėjo patėvį. Aš jį mačiau tiek kartų, jis ją taip žemino, jis taip tyčiojosi iš jos, jis atnešė tiek į daug skausmo ir jis buvo tiesiog baisus žmogus. Ir žinote,
Mes netgi turime tokių asociacijų. Ir kai mes sakome tėvas, šis žodis daugeliu žmonių netgi sukelia neigiamas asociacijas. Bet matote, iš tikrųjų tėvas, mūsų dangiškasis tėvas, jis visiškai nepanašus į žemiškuosius tėvus. Ir visi pasakykite amen. Ir matote, šiandien svarbu žinoti, kad dangiškasis tėvas, atidžiai klausykite, šis žinojimas turi įsitvirtinti jumise, nes taip yra iš tiesų, tai yra tiesa. Jis priima tave tokį, koks tu esi dabar, tiesiog dabar. Jums nereikia nieko keisti, kad jis jūs priimtų tiesiog dabar. Ir jūs turite pagauti šią mintį, kad kai žmogus sako, na gerai, tu atsisakyk šios nuodėmės, o tada Dievas tave priims. Ne, tai melas. Dievas priima tave dabar. Jis mirė už tave, Jėzus mirė už tave, kai tu buvai absoliučiai 100% nusidėjėlis. Amen. Duokite Dievui šlovę. Ir jūs turite tai giliai suvokti, kad Dievas, Jis niekada nelaukia, kol kas nors pasikeis, kad jūs priimtų. Jis tave jau priėmė ir Jis priėmė tave tokį, koks esi. O kaipgi pasikeisti, draugai? Mes patys negalime pasikeisti. Tai neįmanoma. Mes esame bejėgiai ir mes vis tiek pasieksime tą tašką, kai mes arba pradėsime nusivylę teisintis, arba tiesiog kapituliuosime ir pasakysime, Dieve, mes esame bejėgiai, bet neįmanoma pasikeisti be jo priėmimą, be jo meilės. Neįmanoma. Paklausykite, štai kaip aš galiu pasikeisti. Ir šis pasikeitimas tai yra pasiekmė to, kad Dievas mus priėmė tokius, kokie mes esame. Pakartosiu šią frazę. Pasikeitimai yra pasiekmė to, kad Dievas mus priima tokius, kokie mes esame. Štai kai mus priima Dievas, tuomet mes tai žinome, tai yra mūsų paslaptis, mūsų slaptas žinojimas. Ir net matote, kaip visur kalbama, kad jeigu tu tai darai, tuomet Dievas yra prieš tave. Jeigu tai darysi, ir jums gali šie žodžiai padaryti įtaką, ir netgi net nuo sakyklos tai gali būti pasakyta. Ir yra pamokslininkų, kurie savo pamoksluose tiesiog neša šią pasmerkimo žinią, atstumimo žinią, tikrą atmetimo dvasią. Ir jie paleidžia Dievo atmetimo dvasią. Ir jie spaudžia šias silpnasias vietas. Tarsi tu tai darai, tai tu nusidedi. Palaukite, tada visi čia salėje nusideda. Biblija sako, kad kiekvienas, kuris sako, kad nenusideda, yra melagis ir jame nėra tiesos. Čia nereikia nieko išradinėti. Taigi, žinote, kaip kalbama, ir jis taip žmonės prislegia, jis juose pasėja, tiesiog išlaisvina jiems atmetimo dvasią. Tik atmetimo dvasia jau ne iš žmonių, bet iš Dievo. Ir jūs turite žinoti, kad man yra ne taip, kaip visiems. Pasakyk, man yra ne taip, kaip visiems. Tiesiog to ir laikykis. Turiu savo slaptus santykius su Dievu. Ir mano paslaptis yra ta, kad Dievas priima mane tokį, koks aš esu. Ir kai tai įvyksta, tuomet paskiau su Dievu, su jo meile, kai esi kupinas dėkingumo, kaip moteris, kuri ašaromis nuplovė Jėzaus kojas, ir jis sako, jį myli labiau, nes jai daugiau atleista. Visi pasakykite amen. Štai ši tiesa, kad Dievas priėmė tave tokį, koks esi, tai tave tiesiog džiugina, žavi. Jis tiesiog daro taip, kad tu negali stovėti ir neverkti prieš jį ir sakyti, Dieve, kaip tu tiesiog tokį mane myli, mane tokį priėmė.
priimi. Būtent tokį. Negaliu patikėti, nejaugi tu tikrai toks, nejaugi. Aš tikrai maniau, kad tu esi toks ir toks ir toks, o tu esi toks tėvas, kuris mane priima, kuris mane supranta, kuris daro viską tik tam, kad mane apsaugotų, į viską atsižvelgtų. Paklausykite, tada šioje meilėje Dievui prasideda jūsų pokyčiai ir su Dievu jūs galite daug ką pakeisti. Amen.